Sveiki, mėlyjeji! Mano rankose nuostabios dorados, kurias pagaminsime pagal nuostabų receptą. Iš tiesų, būtent dorado žuvį aš įsimylėjau tada, kai pasigaminau ją pagal šį receptą, kurį jums dabar ir parodysiu. Receptui reikės 2 doradų, petražolių, 60 g kambario temperatūros sviesto, laiškinių česnakų arba svogūnų, citrinos, 4 skiltelių česnako bei druskos ir pipirų. Įpjaukite doradą išilgai 3 kartus. Padarykite platesnes įpjovas. Paimkite sviestą ir įspauskite česnako skilteles į jį. Česnaką ir sviestą gerai išmaišykite. Nupjaukite petražolių kotus, bet jų neišmeskite. Gerą saują petražolių susmulkinkite. Ir viską sumaišykite su sviestu. Į sviesto, petražolių ir česnako masę įberkite dar druskos ir viską sudėkite į žuvies įpjovas. Į žuvies vidų sudėkite laiškinius svogūnus arba česnakus, petražolės, taip pat citriną ant viršaus bei pabarstykite druska ir pipirais. Dorados yra paruoštos, šauname į orkaitę 180 laipsnių ir kepsime apie 50 minučių. Praėjo 50 minučių, žiūrime, kaip atrodo mūsų žuvytė. O, kaip gražiai apskrudo citrina. Žuvis yra gražiai iškepusi. Ją ištraukime. Taigi, eisime ragauti fantastiško skonio doradą. Ją valgysiu su žirnių ankštimis. Iš tiesų, garnyrų galite pasirinkti bet ką. Salotas, kas tik jums patinka. Taigi, skanaus, mėlyjeji.